eteryje. Sveiki visi. Kaip mes gyvenam? Gyvenam taip, lyg naktį kažkas junginėtų orų mygtuką. Nueini miegoti rudenį, permiegi, pabundi iš ryto, kažkas jungtuką perjungęs vasarą. Taip vat ir šiandieną, šeštadienis, pabundi iš ryto, vasarą. Nuostabi diena, matot, va, kaip bitukai net darbuojas, o darbuojas jie pas mane pagrinde, kiek pasižiūrėjau dobiliukose, dūzgia tiesiog dobilai. Ir pasilenkęs, pažiūri, pilna kamanių, pilnų bitučių, pilna ir kvapas toksai. Kamera neperteiks, bet labai geras. Smagu, širdis džiaugiasi, kad daugiau tokių dienų šią vasarą ir drėgmės, kad nepritrūktų. Nes sausra irgi bitininko ir bičių priešas, ir augalų priešas. O šiandien jokių planinių operacijų nėra numatyta, bet kai ką su šeima noriu padaryti. Visų pirma, va, kaip matot, yra dar tie 2 aukštukai išsukti. Jau stovi savaitę su trupučiu, nusausiant išsuktus korius. Tai juos reikia nuimti. Daugiau ką noriu, kadangi toks ir oras geras ir vis tiek noriu pasmalsauti, jau kadangi ardysiu čia tą aviliuką ir jums parodyti kažką, tai šitą va meduvę noriu patikrinti, kokia čia situacija. Čiagi mes palikom, jos nebesukom nieko, nes čia buvo prišlakstyta, buvo kažkiek to medaus, nebepamenu, bet sukamų tokio kaip ir nebuvo nieko, bet mes ją palikom tai šeimai. Tai vat įdomu pasižiūrėti, ar čia jos ją ištūštino, galbūt papildė, nes galbūt kažką parsineša po biškį, nes ir tom prastesnėm dienom momentais buvo, kai tik geresnis kažkiek oras, ramesnis, kad ir žema ta temperatūra, matęs, iš palengvo skraidė jos. Bet jos ir perus dabar augina, suvartoja tą, ką parsineša. Tai vat įdomu pasižiūrėti vis dėlto, kas šičia yra. Ir kadangi jau šičia iki čia desigausiu, sprendžiu dabar klausimą, kada man reikalingas tasai šiemet periodas be perų. Su orais suprognozuoti, ką nors sunku ir įsivaizduoti dabar, kada pražys tos liepos, nes vėlgi atšals, jos gali užsitęsti tasai periodas, kol, vėliau gali pražysti. Jeigu čia taip vat ims ir atšils kitą savaitę, ko šiaip neprognozuoja, bet viskas gali pasikeisti per naktį, tai gali ir pačioje Liepos pradžioje pražysti. Noris būti pasiruošus, tai aš vat galvoju apie tai, kada man šičia ta motinėlė, esančia ta nauja, jauna, šiųmetinė, vat kur pavasarį gegužę išsirito ir apsilakiojo, kada ją sučiupti ir atimti. Ir palikti vėl periodui be perų tą šeimą, kad dirbtų tam vasaros medunešėje Liepos mėnesį. Ir galvoju taip, mes praeitą sykį čia, kai žiūrėjom, tą lizdą radom jau kiaušinėlių ir jaunų lervučių, ten 1-2 dienų amžiaus. Tai ten pagal viską man gaunas, kad ta motinėlė pirmosius kiaušinėlius padėjo apie birželio 2-3. Tai va šiam momentui gaunas, kad nuo pirmųjų jos kiaušinėlių padėjimų yra 2 savaitės ir plus ten porą dienų. Bet reikia turėti omeny, kad ten tik tai, vat matėm, buvo pradėtas ruošti lizdas, ten bitutės tą atlaisvinėjo ją įsivažiavimu. Tai vat taip dar realaus tokio pilnaverčio tas motinėlės darbo 2 savaičių kaip ir nesigauna, būkim realistais, nes ta pradžia įsibėgėjimo susitvarkymo tai šeimai lizdo irgi yra kelios dienos. Tai kažkaip man mintis dėliojas, kad aš ko gero tą motinėlę čiupsiu šioj savaitė, kuri bus per Jonines. Bus išeiginė, tarkim iš ryto aš ją pačiupsiu, tai bus apie 2 geras savaitės jinai padirbėjus, taip aš tikiuosi, įsivaizduoju ir taip patirtis man sako, kad jinai bus virš kilogramo tų perų jau padaryta, apie 1,5 galbūt bus kilogramų, taip galvočiau, ir to man pilnai pakaks. Tokio kiekio tų perukų 3 kartos, tik 3 kartos. Kad
kad ta trečioji karta iš dalies jos pasijungs dar Liepos gale į medūnešį kažkiek, tai vidury Liepos. Ir jau tos trečiosios kartos paskirtis bus kuo kokybiškiau užsiauginti jau rugpjūčio mėnesį žiemos bites. Tai tik tiek. Tai aš labai nenoriu tos šeimos apkrauti operų maitinimo, auginimo, nes čia dabar yra pilna tų bičių, ilgaamžių superbičių, nesinori jų nustekenti, kad, nes jos maitins, aišku, jau resursų praras, kažkiek sutrumpės ir jų amžius ir viso kita. Ką man to reikia? Man to nereikia, man tiesiog reikia biškutį tos generacijos, nedidelio kiekio tų jaunų bitučių, kurios man sudirbtų ir padėtų tom seniam užsiaugintą žiemos bites, tą žiemos bičių kartą, tai bus 4. karta. Ir viskas, jos žiemoti neis, jų funkcija bus atlikta, dar jos tą lizdą užpildys maistu ir tiek žiemai. Tai va, norėsiu pasižiūrėti, kadangi čia šitą medūją paimsim, tai ją nusikelsiu. Aš šiandien tik pasižiūrėsiu, ko gero, čia 2 aukštukus palikau aš jai. Tai tik tą viršutinį pasižiūrėsiu, man įdomu, čia pirmam matėm, ten jinai pradėjus buvo keletą, ten jau šiek tiek tų kiaušinėlių padėjus, labai nedaug. Ar jau palipus yra šeima su motinėlė į tą 2 aukštuką ir tam 2 aukštuką jau yra periukų. Daug maž tokį, kad turėti įsivaizdavimą, kaip jinai plečiasi, kaip jinai tą vystos. Bet giliau ir nebelysiu. Ir dar padarysiu tokį dalyką, jeigu netyčia rasiu čia tą motinėlę, tai ją pakartotinai pažymėsiu markeriu. Nes tą, ką turėjau, jis nusitrina ir garantuoju, ir dabar bus nutrintas jisai, nelaiko iš visų, kiek esu išbandęs visokių skirtingų tų žymėjimo markerių, tai tik tai unitasai yra tikrai patikimas ir gerai laiko. Dar yra ten variantas mašininiais dažais, bet ten jau reikia teptukiuką darytis, toks man nepatiko kažką dažiau, bet jie gerai laiko. Mašininiai dažai, tarkim, nusipirkus buteliuką ten tų spalvų reikiamų. Tai unį turiu, dabar jau gavau, tai jeigu aptiksiu tą motinėlę, jau galutinai pažymėsiu ją, kad nebenusitrintų ir gerai matytus. Tai toks šiandien mano tas planelis įlindimo į tą šeimelę, o kadangi visą chronologiškai filmuoju šį dokumentinį serialą, tai nufilmuosiu ir tai, ką dabar čia pasikrapštysim, ką pasižiūrėsim. O daugiau, kaip minėjau, per Jonines, ko gero, šičia aš jau tą motinėlę atimsiu. Tiesa, bet tą beros, kuriam filmukai jau minėjau, kodėl aš čia palikau tai motinėliai 2 tos aukštukus. Iš tikrųjų, būčiau palikęs 1 aukštukai, tai būtų užtekela. Bet tokia man šovė ta mintis, kad aš paliksiu 2 aukštukus po to, kad parodyti dar šiemet, kaip juos kitaip sukonfigūruosiu, užtikrinčiau su didesnė tikimybė, kad per tą medūnešį išsiristų 2 motinėlės. Ir kaip po to jau, ne tik išsiristų, bet ir apsilakiotų ir būtų toj šeimoje jau 2 motinėlės apsilakiojusios po to Liepos medūnešio. Ir kaip aš tą padarysiu, galvojau, parodysiu. Ir po to, kaip apjungsiu ir rugpjūčio mėnesį šeima jau dirbs su 2 motinėlėm. Tą sugalvojau. Paskui ten praėjus kiek laiko galvojau, kokia velnia čia dabar taip pasidariau ir savo daugiau rodymo. Ir žiūrintiems daugiau galvosūkių, daugiau tos informacijos. Nežinau, gal ir nereikėjo dar šiemet, bet po to pagalvojau, jeigu taip jau padariau, matyt, taip reikėjo padaryti ir šiemet tą teks parodyti ir gal kažkam bus įdomu parodysiu, kaip tam 2 motininiam čia viskas gaunas, jeigu viskas sėkmingai pavyks. Tai iš karto aš uždėjau tos 2 aukštukus, kad man ir čia būtų tų periukų, ir čia būtų tų periukų abiejose aukštukose. Ir po to man nereikėtų tą formuojant lizdelį, tiesiog galėčiau dėti groteles ir sudėlioti, kaip man reikia, ką parodysiu. Nebereikėtų perinkinėti, nes jeigu būtų 1 aukštuke, man jau reiktų iš to 1 aukštuko formuoti 2. Motinėlių išsiritimui ten vėlgi žiūrėti perus, kur atviri, kur kiaušinėliai, tai būtų daugiau krapštimuose, daugiau darbelio. Tai iš karto vadovau 2 tos aukštukus ir pagal visą mano planą, tai turėtų būti ir šitam aukštukė tinkamų perų motinėlę įsivesti ir šitam. Dėl to toks gavas. O dabar einu, perstatau kamerą ir viską chronologiškai nufilmuoju. Čia, aišku, nieko nepamatysim, bet vėlgi nufilmuosiu tiesiog kaip nuimam, pabarškinsim tos korios, po to pasižiūrėsim čia jau
įdomiau gal bus pasižiūrėti, gal kažką rasim, pamatysim įdomesnio. Šitoj meduviai jau, vat, kas čia dedasi, tuštėja, pilnėja ar kas ir panašiai. Ir tada žvilgtersim dar šičia. Truputuką yra, tų perų nėra ir jeigu papuls motinėlę, šią pačiupęs dar tik pažymėsim. Pažiūrėsim, nusitrina tas ženkliukas ar ne. Tai va toks planelis šiandienai. Einam. Na va, vėl aš čia. Tasai telefončiko stovas ant kitoj lokacijoje ant gretimo aviliuko stogo. Jamam ir pasižiūrim, kas čia. Ką čia mes turim? Nuimkim tas meduves, kur sudėti koriai išsausinimui. O čia dar bitukų kažkokių tai sukas. Tai mes tiesiog tas meduves, jos išvalytos, sausos, barškučiai. Bet šitų bituliukų dar šmirinėja labai nedaug. Tai tiesiog juos nuėmęs, pastatysiu ant pievos. Taip vat šonu pastatysiu jas. Tikiuosi suprantat. Ir iki vakaro tegu pastovė. Čia neskraidančių bitučių nėra. Jas pargrįš namo ir nusinešiu tas meduves į sandėliuką. Nusimam. Viena. Ir antroji, matau, pažiūrim, kas čia. Gal medaus prinešė, kad nebūtų koks šposas. Ne, barškučiai. Gražus švarus kuriukai. Va. Nusimam. Pasitaisysiu tuoj. Ir kamerikė, kad matytus. Na va, manau dabar matysis. Yra čia tų bitukai, jos dar čia vaikščiojo kažką, iškojo, nes orai buvo nekokie. Po to medaus sukimo patys žinot, ypač žinot tie, kurie čia tose pačiose apylinkėse kaip ir aš bitininkaujat. Tai čia va buvo uždėjęs tą tokį, pamenat, kaip ekraniuką kažkada naudodavau, man rods, gal užmaitinimui ar kažkaip tai. Tokį su tokio išpjova buvau uždėjęs, kad jos įsivaizduotų, kad čia yra ne lizdo dalis tie koriukai duoti, o kažkokia kaip maitintuvė ir ten eitų jos neštusi čia į tą meduvę tos likučius. O čia toj meduvėj, va, kaip matot, toj pažiūrė, ar matos jums, gerai. Matos. Tai va matot, čia tų bitukių yra nemažai. Na va, žiūrim nuo krašto, kaip ta meduvė atrodo. Nėra tuščias. Nėra tuščias ir nepilnas, aišku, bet, nežinau, čia blizgesys matysis, ar ne? Sakyčiau, toks puskoris kraštinis pripildytas. Yra. Tai gal dar čia man iki Liepos, jeigu vaduos geresnių dienų, iš tų dobiliukų čia jos ir prineška. Čia kraštiniuose įprastai būna mažiau. Taip, ne? Tai yra šansas, kad jos turi ir šičia tas pats. Ir čia jau matau ir balina. Aišku, čia buvo likučiai, bet tikrai tiek nebuvo. Nes čia link pilno artėjantis korys. Nektaru. Man patinka tai, ką matau. Vis laiko dar yra. Ir jeigu bus geresnių orų, dobelienos pas mane matėt kokias, jos labai noriai sukas. Jeigu pririnks dobeliukų nektaro ir čia dar už akiuos, galbūt Liepos pačioj pabaigoj ir birželio pradžioj, išsuksiu. Šitas dar pilnesnis, pagal svorį jaučias. Bet čia pabandau gal pavartyti, matysis ir saulė, kaip blizgat, ko gero. Tikrai žinokit, jisai kaip ir toks praktiškai pilnas. Dar truputis ir gali akiuoti. O, vaikyčiai. O, Robertino. Antra diena iš eilės tave stebina bitutės. Šitas taipogi
šiek tiek už prieš tai buvusių lengvėlesnis, bet toks pat pagal sunkumą kaip tie kraštiniai, kur buvo. Irgi artėjantis link pilno. Niekas čia netuštėja. Ši meduvė netuštėja. Tai reiškia, kad lizde periukams jos visko pakanka ir turi nektaro perviršį. Analogiškai vėl pilnesnė. Pakankamai sunki, pildoma, artėjama lik pilno koro. Nuostabu. Nuostabu. Antrą dieną iš eilės bitukas mane stebina. Turėjau viltį, kad čionai kažkas bus, bet ne tokia, kaip matau realybėj. Šitas iš viso sunkus. Pavartau, kažkiek saulėj turėtų matytas, blizgesiai. Čia dabar kažkaip šešėliai krenta gal. Bičių ir čia į tų bitučių, čia matot, kiek tų bitučių, jos čia tikrai darbuojas ir eina. Eina pilnas korys. Super duper makaronai. Tai žiūrėkit, gal mums birželis kompensuos bent dalinai tai, ko negavom gegužę. Vėlgi pasikartosiu, pabūsiu nuobodus bambenkams. Kad būtų geras medūnešis, reikalinga šiluma, drėgmė ir kad nebūtų vėjuota. Tada gerai ir augalams jie skiria nektarą, tada gerai ir bitėms, jos gali puikiai skristi ir dar būti. Šitas iš visų čiupinėtų korių sunkiausias. Sunkiausias jis yra pilnas. Jis yra pilnas. Ir būčiau net nenustebęs, jei jis būtų pradėtas akiuoti. Nes dabar tai akivaizdžiai matysis, kada juos jau akiuos. Nes periukų jos augina, net kaip kalbėjom, tai akiavimu užsiiminės pakankamai intensyviai. Kol periukai yra atviri šičia, čia aš pasakoju apie šitoj metodikoje, kaip tas yra, kur ten eina ištisinis auginimo tas ratas, tai ten biškutį skiriasi kai kurie dalykai ir tai, ką matom čia, būna šiek tiek kitaip. Tai va, kol periukai dabar yra auginami, jos prioritetas yra pasistačiusios netgi pirmiau periukų auginimas, po to medaus nešimas. Akiavimas vyksta santūriai, dėl to, kad nežinoma, kiek reikės šitų atsargų esamų panaudoti perų išmaitinimui. Kai jau joms bitutėms tai tam kolektyvui pasidarys aišku, kiek reiks ir kad čia tikrai perviš. Jos tikrai nori akius šičia. Kažkaip taip, aš šitaip sužmogindamas bandžiau paaiškintos dalykus iš to, ką stebiu, ką matau. Šitas irgi visiškai pilnas, viršus išpūstas, į viršų jau pradeda akiuoti. Robertino džiaugiasi. Robertino širdis spurda iš džiaugsmo, nes panašu, kad yra šansas Liepos pradžioje išsukti pilną šią meduvę, visiškai kitokio poliflorinio medaus, kuriame jau dominuos dobilienas. Ir taip dobiliukų, kad tokio grinesnio nesu ragavęs, kiek esu skaitęs, irgi visiškai sunkus, visiškai pilnas korys. Tai palaukit, čia jau iš tų, kas buvo, matot, jau irgi ir akiuoja po truputį. Dėl to, kad pilnas. Iš to, ką pagal pojūčius jaučiau, kad visiškai pilnas, tai čia jau yra trečias, korys toksai. Berods. Super duper. Ir ten tie tokie artėja link pilnų. Visa meduvė artėja link pilnos. Super duper. Ir šitas kraštinukas truputuką lengvėlesnis už tos, bet irgi vienas iš pilniausių pagal svorį. Gražiai akiuojama. Matot, kaip gražiai jau dabar baltai, taip kaip jums įprasta visiems. Šitą pusę dar neakiuojama. Apsukim. Gal jums labiau patinka ana pusė, kad iš tos pusės būtų akiavimas per senelis. Nu į ką, smalsumo patenkinau, pasikėliau savo nuotaiką. Jūs tikiuosi nepavydėsit. Bitininkai nepavydas, jie nuostabūs žmonės. Niekam nieko nepavydė, ar ne taip? Jie neskaičiuoja svetimų pinigų, niekam nieko nepavydė.
viskom dalinasi geranoriškai, šypsodamasi, be vaidybos, natūraliai ir tikroviškai. Gerai, nusimam šitą meduvę. Kaip minėjau, einam pasižiūrėti tą viršutinį lizdo aukštuką. Šičia viskas super. Geriau negu galėjau tikėtis. Tiesiog nuostabu. O. Negaliu nuimti, jinai ir sunki ir dar pripikiota. Opa, o tu velnias sunki. Oba. Tu velnias, kas sunki tokia. Nu, matėt, artipilnė. Tai super reikaliukai. Matot, kiek čia tų bitučių yra, neauginant tų perų. Nu taip, realiai. Aišku, čia nesiverčia jos per šonus, kažkiek jų išliekusi yra. Bet aš kaip ir minėjau, čia nėra orientyras į krūvą mėsos, krūvą bičių, kurios tūpė tam avily ir maitina tos perus ištisai. Jų yra daug. Bet tiesiog jos daro tokį darbą, kurio didžioji dalis, tarkim, pusė šeimos, daro tokį darbą, kurio bitininkui nelabai reikia. Jos augina šeimą, kad galėtų išspiesti. Bitininkui to reikia? Manyčiau, ne. Bitininkui reikia, kad bitutės perus augintų tada, kada reikalinga, neveisdamos erkių, o kitų metų tos visos bitutės neštų nektarą. Pataisau kamerą, kad matytųsi gerai. Tai va, manau, matas dabar gerai. Bandom pažiūrėti, taip dabar pagal laiką. Jeigu čia jin greitai šoka, tik uždėjus tą antrą aukštuką, čia gali būti ir dengtų periukų. Jeigu negreitai šoka, dar dengtų periukų kaip ir nebus. Tai bandykim pažiūrėti. Aš nežinau, kraštų galbūt nežiūriu. Pabandau iš karto kažką arčiau vidurio pasitraukti. Tiesiog, kad pasitikrinta, čia jau tam antram aukštukė kažkas vyksta. Ir pafilmuoti. Čia vyksta užpilimas nektaru. Šis kuris užpiltas nektaru. Tai kaip čia man dabar reikia suprasti visą tai? Man visą tai reikia suprasti kaip kažkokį tai medunešį tokį, ne visai palaikantį. Bet kokiu būdu tai neįsivaizduoju. Orai tai buvo netinkami. Ir iš tiesų to augalų nėra tokių, kad būtų kažkas tokio masiškesnio. Bet pas mane kieme labai daug dobilų. Labai daug dobilų. Ir šiaip jie, kiek žinau, kiek esu skaitęs anksčiau, yra geras medunešis. Berods iki 150 kg iš hektaro. Nu, šitas biški tuštesnis kuris, pagal svorį, bet irgi užpiltas nektarais. Laukit, gal man reikia ieškoti perų šitoj pusėje, nes pamenu, tas lizdas taip judėjo. Apačioj kažkur jos tenai buvo liktai. Bandykim žiūrėti. Nu, žiūrėkim toliau, nieko čia labai neišbursiu. Kažkokių labai tikslų neturiu. Taip, matinėlė yra. Šitame koryje matau visą tą plotą užsėtą kiaušinėliais. Nu, kadangi pamačiau. Oi, tai kas čia tokia ilga šikna, žiūrėkit, kokia laksta. Ar matot? Ojoj, bet kaip bystra jinai. Nu, tas taškelis kaip ir nenusitrynęs visiškai, bet naudodamasis progą aš padarysiu tą, ką žadėjau. Ir aš ją sugavęs pažymėsiu jau kapitaliai. Nu, tokia šauniai atrodanti mamaisa. Labai šauniai atrodanti mamaisa. Nu, padarom taip, aš čia kol kas palieku, nes man reikės vis tiek bitutes išlaikyti, kad ją pažymėti. Ir dabar bandau ramiai dar pasižiūrėti. Tai čia va pirmas koriukas antram aukšte, kurį matau, užsėta, toj pažiūriu iki pat apačios, nes aišku, čia šilta, viskas gerai. Čia yra ta pusė 3/4. Šita pusė, žiūriu per saulę, kiaušinėliai. 3/4 pilnas koriukas. 250 jau yra.
Davai paskaičiuokim, kad jau ką turim antram aukštuke, nes kažkiek ten yra ir tam pirmam. Nors aišku, gali būti ten pirmam ten pradėjo, bet galbūt peršoka pagrindė į antrą. Tai ten pirmam taip ir paliko, ten truputiniai tie. O, vaikyti, jim peršoko iš karto praktiškai. Dar ten gali būti, kad teks vis dėlto formuojant, pasižiūrėti ir pasitikrinti tą pirmą aukštuką, ar ten tikrai yra tinkamų motinėlės užsiauginimui perų. Matot, pilnas korys čia yra ir tai jau dengti. Tai jau dengti, kadangi čia darbas vyksta 2 savaitės, 10 dienų atveskim 4 gaunas. Pagal skaičiavimą gaunas taip, kai uždėjus šitą antrą aukštuką lizdui, jinai pakankamai greitai bitės čia sušoko į tą aukštuką. Jisai buvo tuščias visų pirma, o ten dar reikėjo atlaisvinti, paruošti atkutęs. Logiška kažkiek tai sušoko šičia ir šičia motinėlė sukasi. Ir jau matom 0,5 kilogramo, man daug ir nereikia. Kilogramą su biškučiu ir okidoki. Oba. No comments, vaikučiai. No comments. Ir čia daugiau negu 250. Ok, 250 vis tiek skaičiuokim. 507, 50. Taip dirba senės. Čia bitės yra senės, besmegenės. Ne, jos yra bitutės, meilutės. Jos yra šaunuolės. Jos yra gibridės. Jos yra mišrūnės. Jos yra nekilmingos. Ką aš galiu komentuoti? Čia dar irgi, čia yra daugiau negu 3/4. 300 skaičiuoju, nes tai nesąžininga bus. Laukit, ten buvo 7,50, 300, tai kilogramas 50. Mama mia, vaikičiai. Ir ten daugiau tie, kurie buvo užpiltieną, nebeturi kur ir bedėti. Kilogramas jau yra su trupučiu. Kilogramas su trupučiu yra. Ką tas katinas čia mane vaikšto pirminą gal? O čia kas traninis, traninis korys, tranų dar užsisėjau. Oba, kaip aš nepažiūrėjau, blemba, čia buvo traninis korys. Jis dar man tranų priaugina. Gerai, apvaisinsim kaimynų spiečius. Valio, vaikučiai, matot, neskaičiuosiu aš šitų. Čia yra, aišku, ir bitinių perų, bet čia, žinai, 50 gramų pridėkim, kad būtų kilogramas 100 gramų, ok? Tegu auga tie traniukai. Čia jau mano feilas, nepasižiūrėjau, kad tas vienas, kuris yra užrašyta čia, traninis. Nes tranų čia pakanka jau pas mane iš pavasario jų, bet čia bus bendram tranų fonui apylinkių, kad bitės būtų geros ir šaunios. O čia kraštinis, bet tuščias gorys ir žiūriu, kiaušinėlių matau pilną, per vidurį šiek tiek žiedadulkių ir kiek aš čia matau tų kiaušinėlių. Matau visą čionai. Čia bus kaip plyta praktiškai. O kitoj pusėje irgi ištuštintas akutės, bet nėra jis visas, kaip plyta nebus. Skaičiuokim grubiai dar 200 gramų. Tai va, 1-2 aukšte, kilogramas 200 yra ir man jau kaip ir pakanka, aš galėčiau dabar ir baigti čia augintos perus, net nežiūrėdamas į 1 aukštą. Bet aš šiandieną tam nepasiruošęs. Noriu dar ramiai kažką paveikti tokį vakarą, pasikepti duonos, pasižiūrėti futbolą. Vakare berods, kas ten žaidžia. Švedai berods su Nyderlandais turėtų būti įdomios rungtynės. Kadangi šičia jau perus pradėjo daryti, o čia buvo užpiltas, iš ten ištrauktas, kuris įdedau šį čia į kraštą. Ta užpilta. Ir man čia bus ramybėla. Šaunu. Vakar nustebino super šeimelę. Super jau vadinu, nebe mikro. Šiandien nustebino ir šeima. Su nauja motinėlė.
kuri dirba panašu neprasčiau negu jos mamytė. Taip va, ką man dabar čia su jum daryti? Man su jum daryti reikia nieko, tiesiog paimsiu ir pridengsiu. Ir einu išsikrapštyti aš mamuliuką, išsikrapštyti bitutės ir pažymėti. Bėgu. Pertraukėlė. Nu va taip atrodo tas mamuliukas. Matot, kokia gražuolė. Nu man gražiai labai. Šikna ilga. Tamsi su rusvais dryžiais. Uždeda tuoj taškelį. Taškelis uždėtas. Nešuosi grąžinti mamulytę į šeimą. Gal netgi jeigu ten viskas praeis periodą be perų vasarą metu, ten bus 2 mamytės, šita kaip ir bus atliekama, tada jau bus galima įvertinti ir kokios jos bitutės, ta prasme gerumas jau bent jau. Ir šita, tarkim, mamytė, jeigu bus atliekama, jau įvertinta, ramia širdimi galėsiu kam nors iš YouTube'ės prenumeratorių padovanoti. Bet prieš tai pasikalbėti reikia su žmogum. Nes čia yra man kaip vaikas, mano dukra. Tai nesinori bet kam atiduoti į prastas rankas ir panašiai. Tam tikrus turiu savo kriterijus, tai nereiškia, kad tai turi būti patyręs žmogus, bet yra kiti tokie kriterijai žmogiški, kuriuos aš turiu. Na va. Aš jau vietoj, viduj pafilmavau truputį tą mamulytę, atnešu ją ir grąžinu ją jos sesutėm. Eikit jūs, keliaukit. Pukšt, iškeliavo gražiai. Super. Nu, smagumėlis. Ką aš galiu pasakyti? Galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Nuoširdžiai džiaugiuosi. Labai noriu pasidalinti su jum to džiaugsmu, kažkaip ištransliuoti, kad ir jums būtų smagiau. Neaišku dėl ko, bet tarkim, kad būtų smagiau. Kartais būna viskas gerai ir pas bitininkus būna momentų. Medaus šiemet mažai buvo pavasarį, bet yra kitokių smagių akimirkų, kurios džiugina, kad kažkas vyksta taip, kaip tu suplanuoji. Arba netgi įvyksta geriau, negu tu suplanavai. Kaip šiuo atveju, aš tiek gerai neplanavau. Lygiai kaip tiek gerai neplanavau ir su mikrošeimele, kad bus. Taip, dabar lizdas lieka kaip buvo, virš kilogramo perų jau yra, ramia širdimi galėsiu atimti motinėlę per jonines. Ir tik tai reikės pasižiūrėti, kad ir pirmam aukštuke būtų atvirų perų kiaušinėlių. Tai čia reiks patikrinti tą dalyką, jeigu ką, kažkokį koriuką permesti iš 2 aukšto į 1. Grąžinu meduvę. Nu, mielosios, šita meduvė jūsų laukia. Jinai galėtų būti pilnutėlė ir užakiuota. Pasistengkit. Bėkit iš čia, prispausiu. Tik turkos. Va. Viskas. Ar čia matos per kamerytę? Matosi. Surenkam mano firminį komplekčiuką, mano sugalvotą ekraniuką, kurį dabar pagerinta gaminti pradėjo ir Lisonis. Lepo papo. Neliskit po dangčiu, kaip jūs po to. Pikšt. Va. Nežinau, čia kamera ar pertiks ar ne. Gal ir nesimatys, bet kur nepasisuksi, žinokit, kamera vaizdą aišku rodo, bet to garso, tų zyzimo, zvimbimo. Ir čia, ir va ten fone matos toliau.
Čia pilna tų bičių, žinokit. Ir kamanį mačiau daug. Ir dabar čia jau vakarop, kažkiek ramiau, bet nuostabiausia buvo iš ryto. Tylu, tik pradeda paukščiai čiulbėti. Aš iškart nesupratau, sėdžiu parūkyti. Girdžiu dūzgę. Tai buvau pamiršęs, kad taip būna. Iškart susiorientavau, pradėjau žvalgytis. Negi tai tuose dobiluose. Ir tikrai žiūriu, kad dobiluose viskas vyksta. Toks dūzgimas ištisinis. Pradėjau žvalgytis, matau, kad pilna jų. Ryte buvo netgi daugiau. Nu, sukasi jos čia visur pas mane. Visur. Visur, tai mano dobilėnai. Nuostabus dalykas. Labai gerai, kad aš sugalvojau tai padaryti. Tai va, kolegos ir kolegės. Ačiū už jūsų dėmesį. Nuoširdžiai ačiū. Iki sekančio susimatymo Dūzgėlyno teritorijai.